Pastato atitvarinės konstrukcijos turi būti ne tik sandarios, kad išsaugotų patalpose šiltą orą. Jos turi būti ir kvėpuojančios, kad galėtų laisvai išleisti susikaupusią drėgmę. Taigi ideali atitvarinių konstrukcijų šiltinimui naudojama medžiaga turi turėti savyje dvi esminės savybės – minimalų laidumą orui ir pakankamą laidumą vandens garams. Šias savybės turi trečiosios kartos sandaraus šiltinimo medžiaga, kurią dar galima pavadinti kvėpuojančiu sandarumu. Šis namas yra vasarnamio tipo namas, yra pastatytas iš blokelių, jo šiltinimui pasirinkta Gamo technologija. Šiam namui šeimininkam buvo svarbu turėti šiltą, ekonomišką namą visiems metų laikams, tiek žiemą, kai yra šalta, taupyti šilumą, tiek vasarą, kai saulė kaitina, kad taupyti vėsinimo išlaidas. Šiuo atveju Gamo technologija, jos privalumas visų pirma yra tai, kad namas buvo apšiltintas per vieną dieną. Visų pirma, tai yra greitis. Kitas dalykas, kaip matote, gavosi vientisa danga, tiek pilnai susijungia su lango konstruktyvu. Kas yra svarbu, sandariai sujungti šiltinamąjį sluoksnį su lango montavimo konstruktyvu, tiek medienai medžiaga leidžia kvėpuoti, nelieka jokių tarpelių, jokių siūlių, jokių sujungimų. Medžiaga yra neprapučiama vėjui, susijungia tiek su pamato šiltinimu, tiek viršuje su stogo izoliacija. Tai gaunasi vientisa šiltinimo danga. Termovata apšiltintas namas labai taupus, sandarus, tylus ir kvėpuojantis namas, kuriame nešvilpauja vėjai ir visa sukurta šiluma yra jūsų žinioje. Gamo termovata prilimpa prie visų šiltinamų paviršių, užpildo net mažiausius plyšelius ir sudaro itin sandarų ir šiltą sluoksnį, saugantį pastatą ne tik nuo šilto oro nutekėjimo per konstrukcijas, bet ir nuo šilumos nuostolių patiriamų dėl kondukcijos. Žmonėms dažnai būna svarbu, kad šiltinimo medžiaga būtų ekologiška, kad jinai būtų sveika, kad nekenktų aplinkai. Gamo termovata yra pagaminta Kanadoje kompanijos Eisenin gamykloje. Tai yra plačiai žinoma pasaulyje kompanija kaip ekologiškos produkcijos gamintoja. Tiek žaliavų, tiek gamybos metu, tiek šiltinimo, po to ir utilizavimo metu jinai neužteršia aplinkos, jinai yra pilnai perdirbama ir eksploatavimo metu neįskiria, nedyla, nedūla, neįskiria kenksmingų medžiagų ir nekenkia nei aplinkai, nei žmonėms. Medžiaga yra ilgaamžiška, Suomių laboratorijai, VTT laboratorijai patvirtinta apšiltinus namą 50 metų. Šiltinimo sluoksnis nekis nei fiziškai, nei chemiškai ir tarnaus 50 metų ir daugiau. Ekonomiškai, sandariai ir ekologiškai namą šiltinant Gamo termovata nereikia jokių izoliacinių plėvelių, o apšiltintą paviršių galima iš karto dengti apdailos medžiagomis. Renkantis namui šiltinimo medžiagas, šiltinimo technologiją, reikėtų atsižvelgti ne tik į pagrindinės parametrus medžiagos kaip šiluminė varža, kaip jos tankis, bet ir į kitas savybės, kurių galbūt ne kiekvienos medžiagos rasite, kaip jos montavimo ypatybės, kaip oro pralaidumas. Kaip pavyzdys, paimsite, tarkim, kokybišką mineralinę vatą, kurio šiluminė varža yra gana nebloga, ją palyginčiau su vilnoniu megztiniu. Apsirenkit storą vilnonį megztinį, išeikit žvarbų rudens vakarą į lauką vėjuotą ir pajusite, kad šiluminės varžos nepakanka, kad jums būtų šilta. Paimkite kitą pavyzdį. Kaip pavyzdys šiltnamis, kur per dieną įšilusi šiluma, šiluminė varža yra 0, o per visą naktį įsilaiko šiltas oras ir daržovės viduje nesušąla, net ir naktį būna šalna. Pirkdami šiltinimo medžiagas parduotuvėje, aišku, skaičiai atrodo gražiai, bet sunku įvertinti perkant papildomas išlaidas, tai yra medžiagų rinkimąsi, atgabenimą į objektą, saugojimą, ilgą instaliavimo laiką, papildomas medžiagas, darbininkų kvalifikacija, taip pat statybų priežiūra, kadangi jeigu namas yra šiltinamas ilgą laiką, kiekvienu momentu pasižiūrėti, kaip kiekvienas etapas padarytas, jau atsiranda didelė problema.
Norintiems sutaupyti, namo šiltinimas ir sandarinimas naujausios kartos technologija yra tiesiausias kelias į šį tikslą. Gamo termovatos sluoksnis leidžia net 35% sumažinti išlaidas šildymui. Todėl, lyginant su įprastomis šiltinimo medžiagomis, užtenka mažesnio jos kiekio ir nereikia jokių papildomų medžiagų. Renkant šiltinimo medžiagą, būtina atsižvelgti, kad tiek medžiaga, tiek technologija, tiek darbus atliekanti kompanija būtų atestuoti, sertifikuoti, medžiaga patikrinta būtent nepriklausomoje laboratorijoje. Tai, kad technologija būtų naudojama plačiai pasaulyje, šiltinimo medžiaga atitiktų tai, kas yra rodoma dokumentuose.